užsimaskavęs po antsnukiu. Toks labai pro-landsbergiškas turbūt. Visiškai žinau. O, draugai mano, o mes keičiame šitą asmenybę į prezidentą. Į prezidentą keičiame. Vat aš visada sakiau, išlaukti verta, nes belaukiant, vat, mes neišvengiamai sulauksime jo ekscelencijos. Oi, atleiskite. O, gerai, turiu pagavau. Taip. Žiūrėkite, aš vėl šalia ekscelencijų, buvau šalia Landsbergio, buvau šalia Tichanovskos, o dabar aš šalia Gitano Nausėdos. Gitanai, kada Lietuva taps laisva? Gitanai, kada išvaduosite Lietuvą? Lietuva yra laisva. Lietuva seniai pavergta. Mes nelaisviai kartais savo galvoje. Draugai, kokie išmintingi žodžiai. Mes nelaisvi savo galvoje. Tai pasakė pats prezidentas Gitanas Nausėda. Bet netrukdykite, gerbiamas plikai skustas mano prezidento saugotojau. Aš jau tikrai kam savo prezidentui grėsmės nekeliu. Tai va, pasakė Gitanas, kad mes nelaisvi esame savo galvoje. Ne bet kur, o savo galvoje. Aš irgi taip sakau, mums reikia iš galvos išmėžti Landsberg. Ir kai iš mūsų galvų bus išmeštas Landsberg, mes pagaliau žengsime pirmą žingsnį į laisvę. Taip, o tuo metu mes pametėm savo prezidentą, kuris sustojo pabendrauti su mūsų akademiniu jaunimu, aktyvu, tarti jiems laisvės pagarbos žodį. Taip, žodis tartas, keliaujame toliau. Taip, mane prižiūrintis agentas, taip, kaip kūno sargybinis, irgi eina šalia. Viskas labai gerai. Tauta tiesiog puola.